Sveiki, čia Gintarė iš Tavo Sveikata LT ir šiandien noriu pakalbėti apie paprasčiausiai vandenį. Kodėl jisai svarbus, kiek vandens reikia išgerti, kaip gerti vandenį, kaip jo išgerti daugiau ir kiti niuansai apie vandenį. Tai pirmiausia, kuo vanduo yra svarbus, nepaslaptis, tai yra beprotiškai svarbu, ar ne? Bet kam būtent? Tai yra svarbu mūsų hidratacijai, tai yra labai svarbu mūsų širdies darbui, tai yra labai svarbu mūsų energijai, sąnarių sveikatai, protiniai veiklai, medžiagų apykaitai, svorio reguliavimui, odos sveikatui, kūno temperatūros reguliavimui ir taip toliau. Tai vanduo yra beprotiškai svarbu mūsų apskritai organizmui. Ir dabar padiskutuosiu apie keletą klausimų, kurių labai dažnai susilaukiu. Tai pirmiausia, tai kiek vandens man reikia išgerti. Tai rekomenduojama dienos norma yra 8 vandens stiklinės. Bet ką noriu paminėti, kad iš tikrųjų moksliškai žiūrint, tai nėra kažkokių tai tyrimų, kurie tiksliai pasakytų, kad būtent jums reikia suvartoti tiek ar tiek vandens. Tai labai reikia žiūrėti kiekvienam individualiai šį klausimą. Na ir vienas geriausių būdų, kaip žinoti, ar pakankamai vandens suvartojate, tai yra iš tiesų žiūrėti ir stebėti savo šlapimo spalvą. Jeigu spalva yra geltona, jūs vandens suvartojate per mažai ir jo kiekį reikėtų padidinti, o jeigu šlapimas yra praktiškai permatomas, tai jo suvartojate per daug ir reikėtų truputėlį pamažinti. Na ir idealiu atveju jūsų šlapimo spalva turėtų būti šiek tiek gelsva, šiek tiek. Tai pagal tai yra geriausia reguliuoti, ar pakankamai vandens suvartojate. Na, o šiaip dar reikėtų stebėti savo būseną ir jeigu pasiekėte tokį lygį, kur jau galvojate, kad norite vandens, tai jau yra dehidratacijos požymis, nes tokio jausmo, kad noriu vandens, iš tiesų pas jūs net neturėtų būti. Tai reiškia, jeigu per dieną jūs dažnai turite minti, kad labai noriu vandens, tai vandens suvartojate irgi per mažai. Dabar kitas dalykas apie vandens gerimą, tai jeigu nevalgot pusryčių, jeigu propaguojat protarpinį badavimą, ką labai rekomenduoju, tai labai geras toks orientacinis rodiklis yra iš tiesų išgerti litrą arba 1,5 litro vandens iki pusryčių, tai pirmoje dienos pusėje. Tai tiesiog ką noriu dar papildomai paminėti, kad kai pradedame gerti daugiau vandens, mes žymiai dažniau norime užbėgti į tualetą ir kartais tai yra diskomfortas mūsų dienos rutinoje, bet ką noriu pasakyti, kad tai yra tik pereinamasis laikotarpis ir jūsų organizmas nuo tada, kai pradėsite didinti vandens kiekį, jisai palaipsniui pripras, dažniausiai per savaitę ir tie bėgiojimai į tualetą sumažės, tai nesijaudinkit. Dabar kaip gerti vandenį? Atrodo paprastas klausimas, bet iš tikrųjų labai daug iš mūsų darome tai neteisingai. Tai idealiu atveju, nebūtinai mes visada pasiekėme idealą ar ne, bet idealiu atveju vandenį turėtume gurkšnoti, o ne gerti stiklinėmis ir jį gurkšnoti reikėtų idealiu atveju kas 15 minučių. Žinau, kad tai yra truputėlį sudėtinga, ir pati nepasiekiu šitos stadijos, kad kas 15 minučių prisiminčiau išgerti vandens, bet čia idealiu atveju pasakoju, kaip turėtų būti. Kitas dalykas yra, kad ryte atsikėlus yra labai svarbu išgerti bent stiklinę vandens, tam, kad jūsų organizmas, jis per naktį praranda nemažai skysčių, dėl to visada ryte šlapinamės. Tai visada atsikėlus pirmas dalykas, ką turėtumėte padaryti, tai išgerti bent 1 stiklinę vandens ir čia jau nesirūpinkite apie gurkšnojimą. Kitas dalykas yra valgis, tai prieš valgį, valgio metu ir po valgio vandens gerti nereikėtų, nes sutrikdote savo virškinimo sistemą, medžiagų įsisavinimą. Na ir toks kaip orientyras yra 20-30 minučių prieš ir po valgio. Vandens gerti nereikėtų, na ir žinoma, valgio metu. Jeigu norisi, išgerkite truputėlį gurkšniuką, bet tikrai nestiklinėmis. Ir labai didelė rekomendacija yra negerti vandens arba negerti jo daug 3 valandos prieš miegą, nes tada galite labai sutrikdyti savo miego kokybę, galite keltis naktimis, eiti į tualetą ir, tiesiog būkite labiau sąmoningi ir negerkite daug vandens, bent jau 3 valandos prieš miegą. Dabar kaip išgerti daugiau vandens? Tai vienas paprasčiausių būdų yra iš tiesų tą vandenį pasiskaninti, nes nedaug gauname
kaip čia, pasitenkinimo geriant paprastą vandenį, tai vandenį galite skaninti citrinos sultimis, čia populiariausias, bet lygiai taip pat rekomenduoju ir įsimesti, pavyzdžiui, kad ir mūsų uogų miltelių po šaukštelį, kad tas vanduo būtų uogų skonio ar kažkokio kito skonio, ką jūs mėgstate. Tai taip ir gausite dar ir medžiagų ir suvartosite daugiau vandens. Mano mama asmeniškai taip labai mėgsta daryti. Įsimeta ten šaukštelį bruknių kokių nors miltelių ir jinai patenkinta išgeria tą litrą vandens, ką įsipila per dieną. Tai dabar kitas dalykas yra iš tiesų įpročio keitimas. Tai daugiausia vandens išgeria tie žmonės, kurie visada prieš savo akis arba šalia savęs turi vandens. Tai kaip tai pasiekti, tai turėkit su savimi gertuvę, ten pusę litro pavyzdžiui, patogią, kurią yra patogu nešiotis. O jeigu dirbate sėdimą darbą, tai visada ant savo darbo stalo turėkite vandens ąsotį, vandens stiklinę ir, kai bus prieš akis, to vandens ir suvartosite daugiau. Ten, pavyzdžiui, prieš pradedant darbą galite išgerti vandens arba baigus darbą galite save apsidovanoti vandeniu. Ir kitas dalykas, ką mano vyras asmeniškai labai mėgsta, tai yra užsistatyti priminimus telefone arba išmaniajame laikrodyje, kuris primintų kas 15 minučių, kas pusvalandį, kad laikas pagurkšnoti vandens. Tai čia patarimai tokie labai paprasti, kaip išgerti daugiau vandens. Ir truputėlį dažnai sulaukiu tokių įdomesnių klausimų apie vandenį. Tai pirmiausia yra, ką man daryti, aš bijau, kad vanduo išplaus visus mineralus iš mano organizmo. Tai jeigu valgote, tai žinokit, kad mineralų jūs visada gaunate ir ties tuo per daug pergyventi nereikėtų, nebent darote badavimo dieną, tai tada reikėtų vandenį gerti su, pavyzdžiui, Himalajų druskos truputėlį įsidėjus į vandenį. Galite tai daryti ir kai valgote normaliai, nes druska, jinai išsaugo mineralus jūsų organizme ir jie tada neišsiplaus. Tai čia jeigu bijote. Dabar kitas dalykas yra vandens skysčių kaupimasis organizme. Aišku, jis kaupėsi dėl labai daug įvairių priežasčių, bet iš tiesų rekomendacija, aišku, kiekvienam žmogui skirtingai, bet dažniausia rekomendacija ir toks niuansas yra tai, kad jeigu jūsų organizme kaupiasi skysčiai, tai iš tiesų vandens reikėtų gerti netgi daugiau, nes vanduo padeda pramušti, taip sakant, tą vandens skysčių kaupimąsi ir net jeigu kaupiasi organizme skysčiai, skysčių vartoti mažiau nereikėtų ir yra nerekomenduotina. Ir kitas niuansas, tai man asmeniškai, jeigu noriu miego, arba pavyzdžiui, jeigu truputėlį skauda galvą, neturiu daug energijos, tai aš visada išgeriu vandens, o jeigu noriu, dar ir įsidedu truputėlį druskos, kad gauti papildomų mineralų ir tikrai, žinokit, labai greitai dingsta ir galvos skausmai, ir noras pasnausti. Tai tiek žinių apie vandenį, gerkit, vartokit, pasiskaninkit su uogų milteliais ir gražios jums dienos.